Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Visi šaltiniai ir naudota medžiaga šiai istorijai bus nurodyta video gale. Tai buvo pirmoji ir labiausiai pagarsėjusi serijinės žmogžudystės byla Amerikos istorijoje. 1965 metais Albertas DeSalvo prisipažino esąs Bostono smogikas, tačiau jis niekada nebuvo nuteistas už 11 žiaurių, seksualiai pamišusių žmogžudysčių. Jis žinojo dalykų, kurių negalėjo sužinoti iš jokio šaltinio. Tai parodo, kad jis buvo nusikaltimo vietoje. Žmogžudysčių metu nebuvo jokio būdo tiksliai patikrinti biologinių tyrimų, kurie susietų DeSalvo su nusikaltimais. Nėra jokių įrodymų, kad jis buvo smaugikas. Iš tiesų, įrodymų daugiau, kad jis nebuvo smaugikas. Žmonės daro skubotas išvadas. Žmogžudystės atveju to sau leisti negalima. Ar DeSalvo tikrai buvo Bostono smaugikas? O gal tikrasis žudikas ar žudikai išvengė atsakomybės už žmogžudystės? Nauji teismo medicinos DNR tyrimai, atlikti praėjus daugiau nei 50 metų po žmogžudysčių, gali padėti rasti atsakymą. – 1962 metų vasarą Bostono miestą apgulė precedento neturinti siaubingų žmogžudysčių serija. Tai buvo sensacingi nusikaltimai. Bostonas yra puritonų miestas. Ir tai buvo šiurpūs, žiaurūs, seksualiniai nusikaltimai. Per 2 metus trukusį terorą buvo rasti 11 moterų kūnai, pasmaugti jų pačių neilono pėdkelnėmis ir kelnaitėmis. Žinojome, kad yra nemažai panašumų į tai, kaip žmogžudystės buvo įvykdytos. Žinojome, kad turime serijinį žudiką. Su kiekvienu smūgiu žiniasklaidos susižavėjimas paslaptingų žudikų dar labiau sustiprino baimės atmosferą. Bostono miestą apėmė isterija. Laikraščiai, gąsdinančiomis 24 šrifto antraštėmis, pranešinėjo apie fantominių žudikų smūgius. Policijai daromas didelis spaudimas surasti žudiką ar žudikus. Kai kurie Bostoną vaizduoja kaip miestą apimtą teroro. Dirbome 24 valandas per parą. Galvojome ir net gyvenome smaugėjo tyrimu. Tada, praėjus 3 metams po žmogžudysčių pradžios, įkalintas seksualinis nusikaltėlis Albertas DeSalvo prisipažino esąs smaugėjas. Aš užlipau ant jos ir ją pasmaugiau. Niekas kitas negalėjo iki smulkmenų žinoti tai, ką jis žinojo apie nusikaltimus. Tyrimas nutrauktas. Visos 11 žmogžudysčių išaiškintos vienu DeSalvo rašiklio brūkštelėjimu. Tačiau ne visi, dirbantys šioje byloje, yra įsitikinę. Prokurorai, detektyvai man sakė, kad DeSalvo nebuvo smaugėjas. Tai buvo visuotinai žinoma teisėsaugos bendruomenėje. Po 6 metų DeSalvo nužudomas kalėjime įtartinomis aplinkybėmis. Kai kurie mano, kad jis ketino išsižadėti savo prisipažinimo. Kažkas nužudė Albertą, kad jį nutildytų. Jei DeSalvo nebuvo Bostono smaugėjas, tai kas buvo? Albertas DeSalvo niekada nebuvo įtariamasis, kol pats nenusprendė prisistatyti kaip smaugėjas. Buvo daug kitų, daug tvirtesnių įtariamųjų. Nauji teismo medicinos tyrimai pagaliau gali išspręsti paslaptį. DNR yra pagrindinė identifikacijos informacija. Tačiau jie tai nuo mūsų slepia. Tad kyla klausimas, ar mes turime teisę į tai? Beveik po pusės amžiaus. Iš naujo ištirti įrodymai gali kartą ir visiems laikams įrodyti DeSalvo kaltę ar nekaltumą.
Pirmoji auka Anas Lesers, 55 metų išsiskyrusi moteris, gyvenusi viena Bostono Bekbėjaus rajone. Nusikaltimo vietoje tyrėjai padarė išvadą, kad Ana klausėsi operos per savo patefoną ir leido vandenį vonioje. Ji buvo nužudyta 1962 m. birželio 14 d. Nė vienas liudininkas nepranešė, matęs įtartinų asmenų įeinančių į pastatą ar lipančių laiptinėje jos buto 3 aukšte. Kaip ir visų smaugimo atvejų, nebuvo jokių įsiveržimo ženklų ar kaimynų girdėtų riksmų. Ana tikriausiai savo noru įsileido savo žudiką pro duris. Kūnas buvo rastas nuogas ant grindų, iš žaizdos pakaušyje tryško kraujo klanas. Autopsija parodė, kad žudikas prieš pasmaugdamas ją chalato diržu seksualiai užpuolė su daiktu. Ant Anos kaklo rasta puošmena, vėliau tapo Bostono smaugiko vizitinė kortele. Tai buvo pirmasis jo parašas. Chalato diržas buvo apvyniotas aplink jos kaklą kaip didelis kaspinas. Ir tai buvo nusikaltimų serijos, kuri, manau, iki šiol neturi lygių pradžia. Iš pradžių Bostono žmogžudysčių skyrius tai nurašė kaip dar vieną keistą žmogžudystę. Vienas detektyvas tai apibendrino kaip įprastą įsilaužimą su komplikacijomis. Iki Liepos 4 dienos Bostono policija įtarė, kad vyksta kažkas daug grėsmingesnio. Buvo rasti dar 2 kūnai. Abi moteris buvo apie 60 metų. Jos buvo seksualiai užpultos bei pasmaugtos savo kojinėmis. Abiem atvejais nuogas aukos kūnas buvo pozuojamas siekiant maksimaliai šokiruoti. Kūnai buvo pozuojami, jų kojos buvo išskėstos, atidengdamos aukos intymes kūno vietas. Net patyrę policijos pareigūnai būna šokiruoti, kai įeina ir pamato taip išskėstus kūnus. Tai ne kažkas, ką norėtumėte pamatyti kiekvieną dieną, tačiau būtent tai mes matėme kiekvieną dieną. Spaudoje žmogžudystė su šilkinėmis kojinėmis dabar buvo pirmųjų puslapių naujienos, tačiau policija dar nenorėjo teigti, kad pasmaugimai buvo susiję. Kiek žudikų yra atsakingi už žmonių medžioklę, kuri prasidėjo birželio mėnesį ir tęsiasi iki pat šios nakties? Rugpjūtį buvo rasti dar 2 pagyvenusių moterų, 4 ir 5 aukų kūnai. Sekančius 3 mėnesius aukų nebuvo, todėl miestas laukė naujo smūgio. Bostono miestą apėmė visuotinė isterija. Moterys šlavė gyvūnų prieglaudas, ieškodamos šunų, kurie jas apsaugotų. Moteris netgi griebėsi peilių, jeigu būtų užpultos. Gruodį smaugėjas nužudė dar 2 aukas. 20-metę studentę Sophie Clark ir 23 metų Patricija Pesset. Smaugėjo skonis aukoms smarkiai pasikeitė. Paprastai serijiniai žudikai savo aukoms skiria tam tikrą tipą, tačiau smaugėjo aukos buvo labai įvairios. Iš pradžių tai buvo grupė pagyvenusių baltaodžių moterų. Tada buvo pertrauka, po kurios sekė graži jauna juodaodė moteris. 1963 metų gegužę žudikas perėjo upę ir pasiekė Kembridžą. Magistratūros studentė Beverly Samens buvo rasta savo bute netoli Harvardo miestelio. Autopsija parodė, kad ji mirė nuo daugybės durtinių žaizdų krūtinėje. Žudiko elgesio braižas pasikeitė. Laikraščiai pagyvenusių moterų mirtį labai anksti pavadino šilkinių kojinių žudynėmis ir iš esmės sukūrė žmogžudystės šabloną visiems, norintiems atsikratyti nepatogios moters. Paskutinė ir jauniausia auka, Mary Sullivan, buvo nužudyta iš karto po 1964 naujųjų metų. 3 apygardose tuo metu 2600 policininkų dirbo viršvalandžius, kad išsiaiškintų žmogžudystės. Tačiau nebuvo nė vienos užuominos. Padėtis darėsi beviltiška. Visuomenės kantrybė išseko. Masačusetso generalinis prokuroras Edvardas Brukas nusprendė imti reikalus į savo rankas. Šiems labai neįprastiems nusikaltimams tirti reikalingi nepaprasti tyrimo metodai. Jis įkūrė Bostono smaugiko darbo grupę tyrimui koordinuoti.
Generalinis prokuroras pasinaudojo savo įgaliojimais, kad perimtų bylą. Jo detektyvai davė nurodymus, ką daryti. Praėjo metai ir vienas didžiausių žmogžudysčių tyrimų Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje vis dar neturėjo pagrindinio įtariamojo. Pasirodo F. Lee Bailey, jaunas ambicingas advokatas, kuris ir išgarsėjo smogiko byloje. 1965 m. kovo mėnesį Bailey ėmėsi spręsti visas 11 žmogžudysčių bylas. Po bergždžių 3 metų policijos paieškų Bailey pasiūlė žudiką pateikti ant padėklo. Jo klientas Albertas DeSalvo jau buvo kalėjime, laukdamas teismo už daugybę seksualinių priekabiavimų. DeSalvo buvo pasirengęs prisipažinti esąs Bostono smogikas, tačiau buvo viena sąlyga. Jo prisipažinimas niekada nebus iš esmės nagrinėjimas teisme. Pasak Bailey ir pagrindinių smogiko darbo grupės detektyvų, DeSalvo prisipažinimas buvo absoliuti sėkmė. Apklaustas DeSalvo įrodė, kad žino dalykus, kuriuos gali žinoti tik žudikas. Atsakymai tiesiog liejosi. Nebuvo nė menkiausios dvejonės. Masačusetso generalinis prokuroras pasakė, užbaikime bylą, štai mūsų vaikinas. Buvo manoma, kad DeSalvo yra žudikas, tačiau byla taip niekada ir nebuvo nagrinėjama teisme. Jie turėjo 11 neišaiškintų žmogžudysčių. Miestas buvo apimtas isterijos. Tai buvo išeitis. Jie rado vieną vyrą, kuris norėjo prisipažinti dėl šių žmogžudysčių. Ir tai galėjo viską sutvarkyti. Užbaigti bylas ir padėti tašką. DeSalvo buvo laikomas kaltu vien dėl savo prisipažinimo. Tačiau atidžiau išnagrinėjus, daugelis ekspertų mano, kad jo žodžiai įrodė visiškai priešingai. DeSalvo prisipažinimas buvo melagingas. Jis melavo policijai. Alberto DeSalvo prisipažinimas 1965 metais visuose 11 Bostono smogiko žmogžudysčių buvo laikomas galutiniu kaltinamuoju įrodymu. Aš nuvilkau jos mėlynus džinsus ir baltas medvilninės kelnaitės. DeSalvo ryški kiekvienos žmogžudystės rekonstrukcija įtikino valstijos generalinį prokurorą Edvardą Brooksą padaryti išvadą, kad smogėjas yra už grotų. Buvo tūkstančiai skirtingų detalių ir Albertas buvo visiškai teisus dėl daugumos jų. Jis žinojo apie butų baldus, išplanavimą, drabužius ir net apie lovos galvūgalio raižinius. Tačiau kiti teigia, kad būtent jo prisipažinimo detalės įrodo jo nekaltumą. Jie mano, kad 2000 puslapių prisipažinimo stenogramų atskleidžia daugybę esminių klaidų. Tiesiog buvo didžiulių neatitikimų tarp Alberto versijos apie žmogžudystės ir nusikaltimo vietos ataskaitų, autopsijos ataskaitų ir teismo medicinos ekspertų ataskaitų. Teigiama, kad jis turėjo fotografinę atmintį, bet jei ir turėjo, tai jį labai klaidino. Jos kojos buvo surištos čia. Jos rankos buvo surištos ten. Aš sėdėjau ant jų. Kodėl? Nes ji tikrai žiauriai kovojo. Prisiekusieji nespręs, ar DeSalvo istorija autentiška, ar begėdiškas pinigų ir šlovės siekis. Ką jis iš to gavo? Jis gavo knygos ir filmo sutartis. Nesvarbu, kad šiandien žinome, jog jis iš to negavo nė cento. Jis buvo didžiulis pagyrūnas ir savimeila. Be to, jis labai troško išgarsėti. 50 valandų įrašyta tardymo medžiaga niekada nebuvo viešai paviešinta. Žinoma, kad išlikusi tik prastos kokybės dalis DeSalvo originalaus prisipažinimo. Tuo metu buvau taip sutrikęs, kad pasmaugiau ją abiem rankomis. Be prisipažinimo, policija neturėjo jokių įrodymų prieš DeSalvo. Nebuvo jokių liudininkų ar teismo medicinos įrodymų, siejančių jį su kurio nors iš pasmaugimų. DeSalvo nebuvo įtariamasis, nes nebuvo absoliučiai nieko, kas jį sietų su kokiu nors nusikaltimu. Jis niekada nepasirodė niekieno radaro ekrane. DeSalvo prisipažinimas visus užklupo netikėtai. Jis jau buvo uždarytas Bridgewater valstybinėje ligoninėje, laukdamas teismo už seksualinių išpuolių seriją, žinoma kaip žaliojo žmogaus užpuolimai. Pasak F. Lee Bailey, 1965 metų pradžioje DeSalvo susisiekė su juo per savo klientą Džordžą Nasarą, taip pat Bridgewater kalinį.
Desalvo turėjo ką papasakoti ir jam reikėjo teisinės konsultacijos. Mano pirmasis įspūdis apie Albertą, kad jis visiškai nederėjo smogiko vaidmenyje. Jis buvo labai mandagus, gana malonus, turėjo lengvai klastingą šypseną ir buvo nuovokus. Jis žinojo, kad daugiau nebepamatys gatvės, todėl bandė kažkaip pasirūpinti savo šeima. Jis norėjo sužinoti, ar galėtų parašyti knygą apie kai kuriuos dalykus, už kuriuos nebuvo kaltinamas, nesukurdamas įrodymų, kurie leistų valdžios institucijoms jį apkaltinti. Norėdamas įtikinti smaugėjų biurą, kad jis turi tinkamą įtariamąjį, Bailey paprašė policijos užduoti jam 5 klausimus, į kuriuos galėtų atsakyti tik žudikas. Apsiginklavęs diktafonu, Bailey nuvažiavo į Bridgewater, norėdamas įsiaiškinti, ar DeSalvo yra jų vyras. Mes tai vadinome didžiuoju 5, ir jis atsakė visus 5. Tiesiog bum, bum, bum. 2 iš Bailey didžiojo 5 klausimų buvo susiję su Sophie Clark nužudymu. 20-metė medicinos studentė buvo pirmoji iš jaunų smaugėjo aukų. DeSalvo prisipažinime jis tiksliai apibūdino duris atidariusią moterį, kaip aukštą, gražią, vilkinčią naktiniais ir kojinėmis. Įkalbėjęs ją jį įleisti į vidų, DeSalvo sakė, kad sugriebė Sophie iš už nugaros. Jis nustebo, kaip greit jį prarado sąmonę. DeSalvo papasakojo, kaip Sophie atgavo sąmonę ir jis ją vėl pasmaugė. Jis taip stipriai surišo kojines, kad jos dingo jos kakle. Tik smaugėjas žinojo, kad pas jauniausią ir gražiausią auką po kėde gulėjo įklotas, kurį auka naudojo menstruacijų metu. Apie tai žinos tik tas, kuris jį nuėmė nuo jos kūno ir ten numetė. O kitas buvo cigarečių pakelis. Albertas nuo spintos numušė pakelį Marlboro cigarečių, tiksliau visą bloką, ir jis nukrito už spintos, o bloko nebuvo galima pamatyti nepatraukus spintos. Tuo metu aš susijaudinau ir pasakiau savo, bingo! Įsitikinęs, kad jo klientas yra smaugikas, F. Lee Bailey sudarė gudrų sandorį su generaliniu prokuroru. Policija galėjo gauti visą Alberto DeSalvo prisipažinimą, bet niekada negalėjo jo panaudoti kaip įrodymo prieš jį. Policija Alberto nerado, o aš radau, todėl aš turėjau vadžias ir aš diktavau taisyklės. Ir tai dariau, nes nenorėjau savo kliento pasodinti į elektros kėdę. Kai žinia pasiekė viršūnę, darbo grupės vadovas, Jonas Bottomley, pasinaudojo progą asmeniškai apklausti DeSalvo. Bottomley buvo nekilnojamo turto teisininkas, neturintis kriminalinių tyrimų patirties. Į šį darbą jį paskyrė jo draugas, generalinis prokuroras. Apklausa buvo neteisinga. Visų pirma, Jonas Bottomley to nepadarė teisingai. Tai turėjo būti palikta Johnui Donovanui, man ar kam nors patyrusiam. Kai jis išėjo iš kambario apklausęs Albertą, jis man pasakė, nėra jokių abejonių, jis yra tas vaikinas. Tik saujelė pagrindinių darbo grupės tyrėjų žinojo DeSalvo prisipažinimo detalės. Galiausiai generalinis prokuroras Edvardas Brooksas pasakė, kad jis kaltas, patikėkite mumis. Tuo metu Brooksas kandidatavo į Jungtinių Amerikos valstijų senatą ir DeSalvo prisipažinimas patogiai užbaigė bylą. Tam tikro tipo vyras prisipažino įvykdęs nusikaltimus. Visuomenė ir spauda skleidė šią istoriją, tačiau privačiai daugelis policijos pareigūnų abejojo. Daugelis policininkų stebėjusių bylą manė, kad turi gerą įtariamąjį. Ir aš pasakiau savo, kad tai tikrai sugadins vakarienę daugeliui policininkų, nes štai jų paskutinė viltis išspręsti bylą. Tik po 16 metų, kai Susan Kelly tyrinėjo knygą apie serijinius žudikus, abejonės dėl DeSalvo prisipažinimo iškilo į viešumą. Kiekvienas teisės saugos pareigūnas didesniame Bostono rajone, su kuriuo kalbėjau, man sakė, kad Albertas DeSalvo nebuvo Bostono smaugikas. Kelly buvo viena pirmųjų žurnalistų, gavusių pilnas prisipažinimo stenogramas. Ji nustebo pamačiusi, kad daugeliu atveju DeSalvo žodžiai buvo netikslus. Geriausias pavyzdys – Beverly Seimons atvejis. DeSalvo aprašė, kaip jis apgaulė įsibrovė į jos butą.
Jis puolė ją peiliu. Pasak De Salvo, tada jis surišo ją į rankas ir kelis kartus dūrė į krūtinę ir į gerklę. De Salvo teigė, kad išeidamas pasiėmė nužudimo ginklą ir išmetė peilį į pelkę. Jis visiškai neteisingai aprašė nužudimo ginklą. Jis tvirtino, kad tai buvo pavogtas peilis su įstriža geležte. Nors iš tikrųjų, nužudimo ginklas buvo virtuvinis peilis, priklausęs pačiai Beverly Simmons ir kurį Kembridžo detektyvas rado džiovyklėje. Detektyvai ant peilio rado kraujo pėdsakų. Jie padarė išvadą, kad žudikas bandė nuplauti inkriminuojančius įrodymus, prieš palikdamas nužudimo ginklą ten, kur jį rado. Albertas padarė keletą klaidų. Kita vertus, pažįstu labai mažai žmonių, kurie būtų prisiminę labai didelį teisingų detalių, kurias jis aprašė procentą. Skeptikai mano, kad lemtingi De Salvo istorijos trūkumai nusveria detalės, kurias jis aprašė teisingai. Kyla klausimas, kaip De Salvo tiek daug žinojo. Jį žavėjo nusikaltimai. Jis skaitė laikraščius ir netgi po žmogžudysčių vykdavo į nusikaltimo vietas jų apžiūrėti. Albertas turėjo didžiulį kiekį informacijos iš laikraščių dėl tuometinio teismo medicinos ekspertų praktikos dalinti autopsijos ataskaitas spaudai kaip atlygį. Šiais laikais teismo medicinos ekspertas nedrįstų ir pasvajoti apie autopsijos ataskaitos dalinimą. Daugelis sako, kad Džono Bottomley klausimai padėjo De Salvo užpildyti detalės. Klausimai, kurie buvo užduoti De Salvo apklausos metu, buvo labai įžvalgus. Kartais jam buvo duodama informacijos, kuri padėtų jam, kai jis nebūdavo tikras dėl kokios nors detalės. Alberto atsakymas buvo, aš jums pasakysiu viską, ko norite. De Salvo buvo linkęs pasakyti viską, ko iš jo tikimasi. Kai kurie mano, kad Bailey įtikino De Salvo prisipažinti, kad patenkintų savo karjeros ambicijas. Jie įtarė, kad prieš visišką De Salvo prisipažinimą policijai De Salvo treniravo jo paties advokatas. F. Lee Bailey uždavė jam šimtus provokuojančių klausimų. Pavyzdžiui, ar ji nešiojo akinius su raginiais rėmeliais? Taigi F. Lee Bailey treniravo Albertą De Salvo. Jis auklėjo Albertą De Salvo kaip Bostono smaugiką. Stengiausi būti labai atsargus, kadangi mačiau, kad tai iškils. Nenorėjau atsidurti tokioje padėtyje, kurioje būčiau galėjęs duoti Albertui kokios nors informacijos. O vienintelis būdas tai padaryti buvo nežinoti, kas vyksta. Todėl nedalyvavau nė vienoje apklausoje. Jei De Salvo būtų buvęs teisiamas kaip Bostono smaugikas, dauguma sutinka, kad vien prisipažinimo nebūtų pakakę jam nuteisti. Jis buvo tiesiog laikomas Bostono smaugiku, remiantis keliais pusiau iškeptais prisipažinimais, kuriuos vyriausybė labai noriai priėmė, esant didžiuliam politiniam spaudimui, kad išspręstų bylą. Tiesiog nebuvo įrodymų, kad jis įvykdė šiuos nusikaltimus. Neaišku, ar darbo grupė kada nors bandė patvirtinti prisipažinimą, išbandydama teismo medicinos įrodymus prieš De Salvo. Nusikaltimo vietose buvo rasta pirštų antspaudų, žmonių plaukų, kraujo ir spermos. Taip pat buvo liudininkų, kurie teigia matę žudiką. Atidžiau ištyrus daugelis dabar mano, kad tvirti įrodymai rodo, jog buvo daugiau nei vienas Bostono smaugikas. Abejonės dėl Alberto De Salvos teiginio, kad jis yra Bostono smaugikas, įžiebė kryžiaus žygį, siekiant atnaujinti bylą praėjus dešimtmečiams po šio fakto. Šiandien žiniasklaida ir visuomenė daug geriau supranta melagingų prisipažinimų fenomeną. Prisiekusieji nori teismo ekspertizės įrodymų, siejančių prisipažinimą su nusikaltimo vieta. Ir tuos teismo ekspertizės įrodymus aš perduočiau prisiekusiesiems. Daugelis su byla susijusių asmenų yra įsitikinę, kad kai De Salvo buvo paskelbtas žudiku, kiti perspektyvūs įtariamieji buvo per anksti atleisti nuo atsakomybės. Policija turėjo 6 aktyvius įtariamuosius dėl žmogžudysčių. Valstybės generalinio prokuroro biuras paliko daugelį tikrųjų žudikų šioje byloje gatvėse. Manau, kad pačios žmogžudystės buvo individualios ir jos buvo įvykdytos dėl tokių pat skirtingų tikslų, kaip ir jas įvykdė žmonės. Buvo viena byla – Patricijos Bassett nužudymas.
kurioje kažkas ruošiasi būti apkaltintas jos nužudymu. O tada De Salvo pradėjo prisipažinti. Todėl generalinio prokuroro biuras išsižadėjo kaltinimų. Policija taip pat turėjo pagrindinį įtariamąjį dėl paskutinės aukos – Mary Sullivan nužudymo. Casey Shermanas, aukos sūnėnas, mano, kad De Salvo prisipažinus, policija galėjo leisti tikrajam žudikui praslysti. Įtariamasis buvo pastebėtas nusikaltimo vietoje besisukiojantis ir įtartinai besielgiantis. Jie jį atvedė ir surengė oficialią apklausą. Jam buvo atliktas melo detektoriaus testas, kurio jis neišlaikė. Jie paklausė jo, ar jūs nužudėte Mary Sullivan, o jis atsakė, kad ne. Mary buvo paremta ant lovos, ji buvo pasmaukta 2 šalikais ir neiloninė kojinė, o žudikas paliko šiurpią vizitinę kortelę, laimingų naujųjų metų atviruką, įdėtą tarp jos pėdos pirštų. Kaip galite įsivaizduoti, tai buvo siaubinga. Yra tikimybė, kad pakartotinis nusikaltimo vietos įrodymų tyrimas, naudojančio laikinius teismo medicinos metodus, galėtų kartą ir visiems laikams užbaigti ginčą dėl De Salvo kaltės. Fiziniai įrodymai nemeluoja, o informacija iš žmonių visada gali būti abejotina. Informacija iš fizinių įrodymų neturi jokio motyvo išskyrus tiesą. Ar yra kas nors, kas konkrečiai įrodo jo kaltę? Kiek žinau, ne. Vienas iš pagrindinių klausimų yra tai, ar nusikaltimo vietoje rasti fiziniai įrodymai kada nors buvo panaudoti De Salvo istorijai patvirtinti. Ar kuris nors iš teismo medicinos įrodymų parodo, kad žudikas buvo De Salvo. Įdomu tai, kad teismo medicinos tyrėjai, kurie surinko ir ištyrė įrodymus, negali atsakyti šį klausimą. Jie teigia, kad tai įslaptinta. Buvo surinkti piršto antspaudai, plaukai, kraujo mėginiai ir jie buvo pažymėti. Galiausiai tie mėginiai, daugelis jų, buvo pateikti FTB laboratorijai. Niekada negavau jokios ataskaitos iš FTB. Kai išsiunčiate tyrimus ir negaunate rezultatų, tai gali pasirodyti atgrasu. Argumentai už ar prieš De Salvo kaltę yra aklavietėje. Kol fiziniai įrodymai lieka nepatikrinti, vaizdas yra nepilnas. Mary Sullivan, paskutinės smaugiko aukos atveju, mokslininkai rado nenustatyto kūno skysčių pėdsakų, kuriuos galėjo palikti jo žudikas. Jei tolesnis įrodymų DNR tyrimas galėtų patvirtinti De Salvo kaltę, kodėlgi neištyrus visos bylos iš naujo? Niekas nesuteikė pakankamai provokacijos, kad ši mašina įsijungtų. 2 generaliniai prokurorai davė palaiminimą, nes manė, kad byla baigta. Dabartinio generalinio prokuroro nuomonė, tolimesnis tyrimas yra tas pats, kas mušti negyvą arklį. Priėmus šiuos neapgalvotus prisipažinimus, teisingumas nebuvo įvykdytas. Teisingumas nebuvo įvykdytas nė vienai iš aukų. O kaip tų moterų žudikai? Jie liko nenubausti. Jie vis dar gali būti laisvėje. Jie galėjo nužudyti ir daugiau žmonių. Iš visų Bostono smaugiko paslaptyje esančių žmogžudysčių, iškalbingiausia galėtų būti paties Bostono smaugiko nužudymas kalėjime. De Salvo mirtis iki šiol neišaiškinta. Kažkas nužudė Albertą, kad jį nutildytų. Jis buvo nutildytas dėl priežasties. Kas nužudė Albertą De Salvo ir kodėl? Pamenu, kad pasmaugiau ją abiem rankomis. Praėjus 6 metams po to, kai Albertas De Salvo prisipažino esąs Bostono smaugėjas, jis buvo mirtinai subadytas Vėlpul griežto saugumo kalėjime. Daugelio manymų De Salvo mirtis nebuvo tiesiog atsitiktinis kalėjimo smurto aktas. Pasak De Salvo šeimos ir jo psichiatro, jis buvo ant ribos įsižadėti savo prisipažinimo. Jie mano, kad jis buvo nužudytas, kad tiesa liktų paslėpta. Pasak buvusio De Salvo psichiatro daktaro Ainso Robi, 1973 m. lapkričio 25 d. De Salvo jam paskambino iš Vėlpul kalėjimo. De Salvo pasakė, kad jam reikia skubiai su juo susitikti. Jis pasakė, turiu jums pasakyti kai ką labai svarbaus ir užsiminė, kad ketina atsiimti savo prisipažinimą. Daktaras Robis pasakė, gerai, aš ten būsiu. Kitą rytą žiniasklaidoje pasirodė pranešimas, kad Albertas De Salvo buvo rastas mirtinai subadytas savo lovoje Walpole kalėjime. Likus vos savaitę iki mirties,
DeSalvo paprašė miegoti kalėjimo ligoninėje, kadangi bijojo dėl savo gyvybės. Norint patekti į kalėjimo ligoninę, reikia praeiti 6 saugumo patikros punktus. Šis žudikas įėjo su peiliu, dūrė jam iš arti, kelis kartus į širdį, išėjo kruvinas, praėjo pro patikros punktus ir niekas nieko nematė. Alberto DeSalvo žudikas niekada nebuvo rastas. Kalėjimo pareigūnai teigė, kad Alberto mirtis buvo susijusi su jo dalyvavimu kalėjimo narkotikų operacijose. Jis buvo nužudytas ne dėl ryšio su smaugimais, o dėl to, kad buvo pernelyg konkurencingas pardavinėdamas narkotikus kalėjimo viduje. Jo kainos buvo per mažos tiems, kurie taip pat dalyvavo šiame versle, todėl jie jį pašalino. Tačiau kai kurie netikė oficialią versiją. Albertas pasako Amesui Robiai, kad ketina atskleisti paslaptį, kaip jis prisipažino esąs Bostono smaugėjas, o kitą rytą jis jau buvo rastas mirtinai subadytas savo kameroje. Tai per didelis sutapimas, kad jo nesusietų. Aš nelabai tikiu sutapimais. Jei būtų buvęs sąmokslas nužudyti Alberto DeSalvo, kyla klausimas, kas už jo stovėjo. Yra kelios teorijos. Tie žmonės, kurie šiandien suinteresuoti teigti, kad Albertas DeSalvo buvo smaugėjas, būtų akivaizdūs įtariamieji. Iš daugelio žmonių, tiek Whirlpool valstijos kalėjime, tiek už jo ribų girdėjau, kad kažkas, kas turėjo daug ką prarasti išorėje, pasiūlė už jį atlygį. Vienas dalykas atrodo tikras. Jei būtų įrodyta, kad DeSalvo nebuvo smaugėjas, daugelio reputacija būtų pavojuje. Efli Bailey abejoja pasakojimu apie DeSalvo telefono skambutį buvusiam kalėjimo psichiatrui daktarui Robiai. Nebuvo jokių įrodymų, kad toks telefono skambutis kada nors įvyko. Daugelio nuomonę, Amesas Robiai sugadino visą bylą. Taigi šiek tiek abejoju, ar telefono skambutis kada nors įvyko. Bet net jei jis ir įvyko, Albertas teigia, kad jis įsižadėjo to, ką pasakė. Jis pademonstravo žinias, kurių nebuvo galima sufabrikuoti. To neįmanoma išgalvoti. Bailey mano, kad tikrasis DeSalvo motyvas bandyti atsisakyti savo prisipažinimo buvo jo ego. Manau, kad Albertas tikriausiai dar kartą bandė atkreipti dėmesį į tai. Jis žinojo, jog mirs kalėjime ir niekam nerūpės išsiaiškinti, kas jį pastumėjo. Tai, kas sužadino DeSalvo, yra ginčo, ar jis atitinka serijinio žudiko profilį centre. Nuomonės išsiskyrė. Kai kurie psichiatrai, analizavę DeSalvo, nurodė jo sutrikusią vaikystę kaip smaugimo priežastį. Jis visą gyvenimą buvo mokomas būti Bostono smaugėju. Jo tėvas buvo brutalus ir žiaurus vyras, kuris mušė savo žmoną, mušė vaikus. Kartą jis sulaužė visus motinos pirštus, po vieną, visų vaikų akivaizdoje. Tačiau daktaras Robiai, kuris pažinojo DeSalvo prieš jo prisipažinimą, niekada nebuvo įsitikinęs, kad jis yra smaugėjas. Doktorius Robiai netikėjo, kad Albertas yra žudikas. Jis pastebėjo Alberto polinkį girtis. Jis turėjo būti didesnis ir geresnis už ką nors kitą. Jei Albertui pasakytumėte, aš įvykdžiau 20 apiplėšimų, Albertas pasakytų, tai niekis, aš įvykdžiau 200, nors jis pats nieko panašaus nebuvo padaręs. 1965 metais nebuvo tokio dalyko kaip serijinių žudikų ekspertas. Šiandien kai kurie klausimai apie DeSalvo praeitį rodo, kad jis buvo patologinis žudikas. DeSalvo kriminalinė praeitis prasidėjo kaip smulkaus vagišio. Visą gyvenimą jis buvo, kaip mes vadiname, vagišius ir įsilaužėlis. Savanaudiškais tikslais jis apgaudinėjo daugumoje vietų. Nenormalus DeSalvo lytinis potraukis nuolat jį varė į kalėjimą. 1961 metais jis buvo sulaikytas už keistą seksualinių užpuolimų seriją, vadinamą matavimo žmogaus nusikaltimais. DeSalvo blefuodamas įsibraudavo į moterų butus, apsimesdamas modelių agentų. Jis įtikinėdavo moteris, sakydamas, kad ieško modelio, kuriai už darbą mokės $40 per valandą. Tada jis jas išmatuodavo matavimo juostą, žiūrėdamas, ar jos turi tinkamą figūrą. Neįtikėtina, tačiau kai kurios moterys nusirengdavo visus drabužius ir leisdavo jam jas išmatuoti.
Tada 1964 m. lapkritį DeSalvo buvo suimtas už seksualinių užpuolimų seriją, vadinamą žaliojo žmogaus užpuolimais. DeSalvo policijai gyrėsi, kad virkino daugiau nei 300 moterų. Vieną dieną jis turėjo lytinių santykių su 5 skirtingomis moterimis ir grįžo namo dar iki 17 valandos. Taigi jis buvo nepaprastas žmogus ir tikriausiai sirgo liga, panašiai vyrų limfomanija, kuri ir paskatino tuos nusikaltimus. Būdama žaliuoju žmogumi, DeSalvo grasino ir tvirkino savo aukas, tačiau remiantis jų parodymais, jis nerodė noro joms fiziškai pakenkti. DeSalvo buvo apsėstas sekso, tačiau jo praeitis nerodė jokių požymių, kad smaugimo atvejais jis galėjo būti toks žiaurus. Galima teigti, kad DeSalvo palaipsniui tapo žiauresnis, nuo matavimo žmogaus iki žaliojo žmogaus ir galiausiai Bostono smaugėjo. Tačiau yra vienas keblumas. Žaliojo žmogaus užpuolimai įvyko jau po smaugimų. Tikėti, kad Albertas buvo matavimo žmogus, smaugėjas ir žaliasis žmogus, reiškia tikėti, kad jo seksualinių nusikaltimų balas nuo 1 pakilo iki 10, o vėliau nusmuko iki 3. O tai tiesiog neatitinka to, ką dabar žinome apie serijinius žudikus. Pasakyti, kad kažkas neturi prasmės, iš tikrųjų nėra labai prasmingas teiginys. Serijiniuose žudikuose niekas neturi prasmės. Bostono smaugėjo byla buvo pirmoji tokio pobūdžio Jungtinėse valstijose. Tuo metu nebuvo serijinių žudikų ekspertų, kurie galėtų paliudyti apie DeSalvo asmenybę, žmogžudysčių modelius ar galimybę, kad DeSalvo melagingai prisipažino. Ar šių dienų ekspertų parodymai kartu su šiuolaikiniais DNR tyrimais apkaltintų DeSalvo? Pamenu, uždėjau jai ant veido šį daiktą. Jei byla būtų nagrinėjama dabar, koks būtų nuosprendis? Bostono smaugikas atvėrė kelią daugybei sensacingų serijinių žudikų bylų. Zodiako žudikas, Semo sūnus, Tedas Bundy. Serijinių žudikų psichologinės sandaros supratimas tapo policijos būtinybė. Jei 1965 metais būtume žinoję tai, ką žinome dabar, ar valdžia būtų taip lengvai priėmusi Alberto DeSalvos prisipažinimą? Daktarė Katarina Remsland specializuojasi serijinių žudikų psichologijoje. Atidžiai išnagrinėjusi bylą jį suabejoja, ar DeSalvo turėjo smurto požymių, kurie paskatintų smaugti. Atsižvelgiant į tai, ką žinome apie DeSalvo elgesį su moterimis, kurias jis yra užpuolęs kitose atvejuose, jis buvo švelnus, atsiprašinėjo, šiek tiek atgailavo. Toks žmogus netampa retkarčiais žiaurių moterų žudikų ir prievartautojų, o paskui negrįžta ir nebūna malonus dar kelioms kitoms aukoms. Remsland nuojauta yra ta, kad Bostono smaugiko byla yra žiniasklaidos išradimas. Vadinamoji Bostono smaugiko byla man netrodo kaip vieno žudiko darbas. Yra tiek daug skirtumų, nuo aukų amžiaus iki to, kaip su jomis buvo elgiamasi. Šis asmuo turėjo visiškai pakeisti tai, kas sukelia jo seksualinį geismą. O tai nėra seksualumo prigimtis. Jūs nepasikeičiate vien todėl, kad norite pasikeisti. Arba kad jums užtenka žudyti pagyvenusias moteris, o vėliau jūs užsimanote taikytis į jaunesnes, patrauklesnes moteris. Psichologija tam tiesiog prieštarauja. Jos rankos buvo sukryžiuotos, o tada aš užlipau ant jos. Prisipažinimo ekspertas daktaras Saulas Kesonas nagrinėja kai kuriuos DeSalvo prisipažinimo transkriptus. Jei grįšite ir pažvelgsite į kai kuriuos faktus, kuriuos jis išsamei aprašo tame prisipažinime, beveik kiekvieną iš jų pateikė klausėjas. Šalikas, kaip tu jį matei? Aš jos surišau ją į rankas. Kalbama apie Šaliką, bet Šalikas ateina iš Bottomley. Šalikas kyla iš jo klausimo ir po akimirkos vėlgi iš Bottomley. Jis klausė, ar jai buvo surištos kojos. Ar tu prie jo pririšai jai kojas? Kai peržiūri sąrašą apie tai, kas nutiko, kaip tai nutiko, ar ji buvo nuoga, ką vilkėjo, ar buvo surišta, ar buvo atrišta, Bottomley veda, o DeSalvo seka. Tai yra šios stenogramos problema. Tarsi Bottomley pasakotų istoriją per DeSalvo. Stenogramose Kesonas randa užuominų apie dar vieną galimą informacijos nutekėjimą.
Visoje stenogramoje yra pabarstytos Desalvo aiškios nuorodos į kokį nors objektą, kuris regis buvo kambaryje. Jis sako kažką panašaus į "čia yra megztinis" arba "štai ką aš čia padariau", tarsi jie žiūrėtų į nuotraukas. Kiekvienas teisėsaugos specialistas žino, kad įtariamajam nėra iš anksto parodomos nusikaltimo vietos. Reikia atsiminti, kad kai įtariamasis prisipažįsta įvykdęs nusikaltimą, prisipažinimas po prisipažinimo yra skirtas tai įrodyti. Įrodyti, kad esate nusikaltėlis. O kai tardytojas įeina į kambarį ir pateikia visus šiuos įtariamojo įrodymus, tada pareiškimas nieko neįrodo. Taigi, aš kreipčiausi į tyrėją ir paklausčiau, ką dar jūs turite, nes prisipažinimas yra bevertis. Vienintelė viltis išgelbėti tiesą Desalvo diskusijoje yra DNR. Šiuo klausimu beveik visi dabar sutinka. Aš 100% palaikau šią mintį. Manau, kad visi, kurie iš tikrųjų buvo susiję su byla, pritartų. Manau, kad pakartotinis atitinkamų institucijų tyrimas būtų daugiau nei tinkamas. Praėjus daugiau nei 50 metų nuo Bostoną terorizavusių žmogžudysčių, nauji DNR tyrimai gali suteikti atsakymus. Pažanga DNR tyrimų jautrumo srityje leido mums nustatyti giminystės ryšį tarp nusikaltimo vietoje rastų biologinių įrodymų ir įtariamojo Mary Sullivan nužudymo byloje. Dar 1964 metais teismo medicinos mokslininkai išsaugojo Mary Sullivan nužudymo vietoje rastus biologinius įrodymus, tikėdamiesi, kad ateityje bus galima atlikti tolimesnius tyrimus. Įrodymai iš Sullivan palaikų ir buto tyriami laboratorijose Mortone, Virdžinijoje ir Dallase, Teksase. 2013 m. Liepos 12 d. policija ekshumavo Desalvo kūną, kad patvirtintų, jog visi DNR mėginiai yra identiški. DNR rezultatai yra visiškai vienodi. Tyrimai rodo, kad Alberto Desalvo beveik neabejotinai nužudė Mary Sullivan. Tai pirmas kartas, kai valdžios institucijos gali patvirtinti Desalvo dalyvavimą bent kurioje iš Bostono smaugiko bylos žmogžudysčių. Ši žinia šiek tiek užbaigė Sullivanų šeimos istoriją. Casey Shermanas, Sullivan sūnėnas, sako, kad ši nauja informacija atneša teisingumą jo tetai. Šiandien mane stebina supratimas, kad žmonėms tikrai rūpėjo, kas nutiko mano tetai. 1964 metais žiauriai nužudytai 19-metei merginai. Policijai prireikė 49 metų, kad pagrįstai teigtų, jog rado jos žudiką. Tačiau Desalvo šeima ir jų advokatas vis dar neįtikinami. Vien tai, kad ant jų kūno randama DNR, atitinkanti asmenį, dar nereiškia, kad jie jį nužudė. Kitų žmogžudysčių vietose nebuvo rasta jokių biologinių įrodymų. Be jų mokslininkai turi mažai vilties įrodyti, kas nužudė kitas 10 moterų. Šios bylos lieka atviros ir neįspręstos. Ar žudikas vis dar kažkur yra? Ar dalyvavo keli žudikai? Bostono smogiko byla sukūrė daug precedentų. Tai buvo pirmasis kriminalinis tyrimas, kuris buvo išaukštintas spaudoje. Fantominio smogiko įvaizdis tapo savarankiškai žymybė. Buvo rizikuojama gauti pinigus iš istorijos žiniasklaidos teisių. Reputacija buvo tam, kad ją laimėtų arba prarastų. Smaugiko darbo grupės vadovas Johnas Bottomley gavo konsultanto darbą Holivude. Generalinis prokuroras Edvardas Brooksas buvo išrinktas į Jungtinių valstijų senatą, vos po metų nuo Desalvo pripažinimo kaltu. Likus vos metams iki DNR tyrimų, Brooksas teigė negalys būti tikras, kad Desalvo kaltas. F. Lee Bailey, kuris organizavo Desalvo prisipažinimo sandorį, gavo išimtį iš knygos teisių, kad padengtų savo išlaidas. Bailey tapo vienu garsiausio amžiaus baudžiamosios gynybos vardų, ypač kaip O.J. Simpsono gynybos komandos narys. Buvo žmonių, kurie padarė savo karjerą šioje byloje. Bostono smaugikas buvo masinės žiniasklaidos kūrinys, o Albertas Desalvo užėmė fantomo demono vaidmenį. Daugelis žmonių pasisavino Bostono smaugiko dalį, įskaitant ir patį Desalvo. Kalėjime jis pasinaudojo savo šlove pardavinėdamas rankų darbo karolius. Istorija buvo palaidota kartu su Desalvo nužudymu kalėjime, bet lyg vaiduoklis, Bostono smaugiko saga vis sugrįžta.